Labas visiems, šiandien testuosime Mirka šlifuoklį Leros ir siurblį. Tai turim visą tokį gražų komplektą naują. Tai einam šveisime sienas, lubas ir ant galo pasakysim savo įžvalgas ir pastebėjimus. Senai norėjom pasibandyti. Tai šlifuoklis mums vien tik kažkaip seniau krisdavo į akis, kad jis labai lengvas. Sveria 3,5 kg tik tais. Technologija truputį kita, negu mes pripratę. Nu, tai testuosimės ir žiūrėsim. Einam dirbti. Žirafa Mirka turi opciją kaip LED apšvietimą, tai labai lengvai susimontuoja. Kam patinka, įsijungiat ir dirbat. Mes naudojame su kitokiais šviestuvais, kaip šitas. Mes daugiau plotą matom, bet kaip opcija tokia yra, tai čia ne originalus Mirka gaminys, o Rigalito sugalvotas. Tai kam reikia, galite nusipirkti. Turi dar prailginimą. Tai plus pusę metro, jeigu lubos aukštas ir nepatogu dasiekti, kad nereikėtų laipioti kopečiom, tai įsisuka prailgintojas. Fainai, kad pats antgalis sukinėjasi 108 laipsnių, tai labai patogu kažkaip manevruoti su juo. Pusę objekto jau susišvietėm, tai trumpai papasakosim dabar apie siurblį. Jungiasi antras įrankis, jeigu reikia. Pats švietimo aparatas pasijungia per čionais, gražiai užsidaro, čia išeina. Tada turi Bluetooth'ą prisijungti prie telefono, automatinis purtimas. Čia funkciją susireguliuoji pagal šlango storį, ką bejungi, tada optimaliai dirba. Čia galingumas pliusas minusas. Bešepetėlis variklis, tai turėtų tarnauti ilgai. Stabdis labai fainai, čik, patogu ir su koja. Tai geras aparatas. Tikrai mums patinka. Toliau einam prie pačios žirafos. Na ir pats šlifuoklis, tai jo, likom lengvai nustebę, kad labai gerai dulkės surenka. Nebuvo šepetėlių, tai buvom tokie skeptiški, galvojom, kas čia bus. Bet surenka dulkės, tai super. Tinkliukas surenka dulkės žymiai geriau negu, tarkim, va tokie padukai. Tai iškart pasijuto. Užsidėjom 240 tinkliuką, tai mums per laibas, tai užsidėjom grubesnį. Iš karto greičiau šveitėsi. Nu, bet čia reikia atsitaikyti, biškį dirbti ir priprasti. Šlangą padarė, ačiū Dievui, kad ilga. Tai nereikia keiktis ir tampytis to siurblio paskui visą laiką. Tai čia super. Irgi rodėm, kad įsisuka kotas plus 50 cm, jeigu aukštos lubos. Šiaip aparatas tikrai likom patenkinti labai, šveičia smagiai, LEDas, tai kam patinka, čia kaip kam. Na, siurblys, visas komplektas šiaip tai, jo, dirbti verta. Papasakosiu, kur įsigyti tiek šlifuoklį, tiek siurblį, tai Rigalit Lietuva yra Mirkos atstovai. Tai pirkti galite Rigalit LT arba jų partnerių parduotuvėse. Taip pat Rigalit Lietuva teikia serviso paslaugas, tai galite drąsiai kreiptis, papasakosi visą informaciją. Mes gal kažko nepasakėm arba pamiršom, tai drąsiai galite kreiptis. Nuolaidos kodas bus Elite Mirka, tai įsivesk, sutaupysit pinigėlių. O šiaip visą aprašymą tai sukelsiu aš į komentarą ir prieš video, tai galėsit paskaityti. O mes ką, einam šlifuoti toliau, testuosime, žiūrėsime. Tai viso ir iki.